rūpinasi namais, vaikais, gamina valgyti. Nu, jūs puikiai žinot, dabar mūsų laikais tie vaidmenys dažnai keičiasi, būna taip, kad vyrai būna namuose su vaikais, prižiūri vaikus, gamina valgyti ir laukia žmonos ateinančios iš darbo, kuri uždirba pinigus. Ir tai yra, aišku, kiekvieno žmogaus pasirinkimas. Taip, dėl tiesiog pavyzdžio, Švedijoje yra daugiau nei 60% tėvų vyrų, kurie išeina į tėvystės atostogas. Lietuvoje kol kas tas procentas nėra toks didelis, bet irgi mes turim ir tokių, sakykime, pasikeitimų. Tai būna kartais moteris turi geresnius darbus, gauna didesnį atlyginimą ir šeimai yra naudingiau, pavyzdžiui, taip suformuoti savo biudžetą ir paskirstyti vaidmenis. Kita labai svarbi funkcija yra reprodukcinė, tai yra vaikų gimdymas ir tiesiog savo genetinės linijos pratęsimas, nes būtent šeimoje ir gimsta vaikai. Aišku, jau dekanas minėjo, kad būna kartais ir netradicinės šeimos, nu kol kas, tai tikrai, nežinau, aš asmeniškai nesu linkusi propaguoti tokias šeimas ir manau, kad tai yra ydinga būtent vaikams žinoti, kad yra tokios šeimos. Nors, aišku, tolerancijos principas mums leidžia leisti, kad tokie žmonės kažkur gyventų, bet aš manau, kad jokių būtų tik nepropaguotų savo santykius. Nes jeigu tai yra vienos lyties šeimų, vienos lyties, sakykime, kažkokias sąjunga, vienos lyties žmonių, tai jau reprodukcinė funkcija yra sutrikusi, tai reiškia, kad šeima neatlieka savo visų funkcijų. Kita yra regeneracinė funkcija, tai yra tiesiog statuso, pavardės, turto, socialinės padėties perdavimas ir paveldėjimas, šeimos relikvijų perdavimas. Nu, kiekviena šeima turi savo tam tikras relikvijas ir savo tam tikras tradicijas, kurios yra perduodamos tiesiog iš kartos į kartą. Ir kas liečia pavardės, dažniausiai moteris pasirinka vyro pavardę mūsų visuomeniai ir iš tikrųjų tai irgi sveikintinas dalykas, kai šeima turi vieną pavardę, nes pavardė tai yra šeimos tam tikras atributas. Kai šeimoje yra skirtingos pavardės, jau ir visuomenėje kartais yra tiesiog tam tikrai būna nesusipratimai, kai šeimoje būna skirtingos pavardės. Ir dažnai, kartais net būna, kad visų šeimos narių skirtingos. Tai jau šiek tiek sutrinka šeimos nariai, tačiau tai aišku, jokių būdų nesumažina šeimos vertės. Kita yra socializacijos funkcija. Kai tenkina tėvystės ir motinystės poreikius, globos ir meilės, bendravimo tarpusavy ir su vaikais, saviraiškos poreikius ir taip toliau. Ir be abejo, ši funkcija yra labai svarbi, nes šeima yra ta vieta, kur mes grįžtam ir mes tikimės, kad kai mums reikia užuojautos, mes sulauksim užuojautą. Kai mes esam laimingi, tai būtent su šeimos nariais mes skubam pasidalinti savo laimę. Kai mes turim tam tikrą pripažinimą ir pasiekimus, tai taip pat būtent šeimoje tai yra ta aplinka, kuri mus labiausiai palaiko. Rekreacinė funkcija, laisvalaikio ir poilsio organizavimas taip pat yra svarbi ir dažniausiai šeimos savo poilsį organizuoja kartu. Ir tai yra labai svarbus momentas šeimos gyvenime, kai mes leidžiam laiką, laisvą nuo darbo laiko, kartu su vaikais, tėvais, susiburiam visi kartu ir bendraujam, nes būtent tas bendravimas yra neįkainojamas ir labai svarbus kiekvienam šeimos